Patmos sala. Tai buvo čia, kur Johanan apaštalas Jonas praleido paskutinės savo gyvenimo dienas. Johanan buvo ištremtas į šią salą Egėjo jūroje, kadangi atsisakė tylėti. Po to, kai jis buvo nuteistas į šią dykvietę, Johanan manė, kad jo tarnystė baigėsi. Jis buvo ne kartą sumuštas, kankinamas ir galiausiai panardintas į verdančio aliejaus katilą. Johanan meldėsi, kad niekas, joks žmogus negalėtų sustabdyti jo tarnystės, tačiau Roma turėjo kitų planų. Jie ištrėmė jį į šią salą, atskyrė nuo visų, bet buvo keletas, kurie skyrė šiek tiek dėmesio senstančiam pranašui. Johanan šioje iš pažiūros Dievo apleistoje dykvietėje meldėsi, kad jo kančios pasibaigtų, kad jam būtų leista ilsėtis kape iki prisikėlimo. Jo aistra gyvenimui žlugo. Tačiau Ješua atėjo pas jį su paskutinė misija, paskutinė žinia, kurią turėjo perduoti, ir tam prireik žmogaus, ištikimai ištvėrusio skausmą ir kančias iki galo. Ješua liepė Johanan atskleisti jį tokį, koks jis yra dabar, ne kaip kūdikis ėdžiose, ne kaip avis prieš savo kirpėjus, bet kaip viešpataujantis teisėjas visoje žemėje. Mesijas, visa savo galia, šlove ir valdžia. Ješua paprašė Johanan perduoti šią žinią jo tarnams, kad paruošti juos drebinantiems įvykiams, kurie atves į pabaigos laiką, mesijinį amžių. Tai yra Ješua kaip mesijo atskleidimas. Ir tai yra dalykai, kuriuos mesijas nori, kad jo ištikimieji tarnai žinotų apie amžiaus pabaigą. Pirmajame chronologinių evangelijų sezone keliavome po kalvotas šalis aplink mano namus Galilėjoje ir pradėjome išpainioti klaidingų nuomonių tinklą apie Jėzaus tarnystę, kuri iš dalies tapo pagonių krikščionybės dalimi visame pasaulyje. Išėjome pro mano biuro Nazarete duris į pasaulį 2000 metų atitrauktą iš šiuolaikinės visuomenės konteksto. Iš visos širdies norėjau suprasti Jėzaus žodžius to laiko eiliškumo kontekste, kuriame jie atsiskleidė, užuot ištraukęs sunumeruotus garsobaitus, kurie atitiko mano denominacijos interpretaciją. Be laiko ir kultūros konteksto nėra priežasties ir pasekmės, tik mįslingos banalybės, kurios interpretuojamos į 50 000 denominacijų. Bet ką Jėzaus žodžiai reiškia tiems, kuriems jis kalbėjo, ir kaip jie taikomi mums šiandien? Chronologinių evangelijų įvade mes sužinojame, kad asmuo, kuris angliškai kalbančiam pasauliui žinomas kaip Jėzus Kristus, iki 17 amžiaus niekada nebuvo vadinamas Jėzumi. Angelas Gabrielius nurodė abiem jo motinai Mirijam ir patėjui Josef pavadinti jį Ješua, kadangi jis Jošija. Jis išgelbės savo žmonės nuo jų nuodėmių. Taip pat Ješua niekada nebuvo vadinamas pritaikytų graikiškų titulų Kristus, ar net tinkamų hebrajiškų titulų Mašiach, ar angliškai Mesijas. Jo misija buvo slapta. Ješua pirmą kartą atėjo atlikti vaidmenį, kurį Mozė pranašavo Toroje. Pranašo vaidmuo, kuriam privalome šema, pranašo, kurį turime išgirsti ir jam paklusti, arba būti teisiami už tai, kad nesilaikome reikalavimų. Krikščionys ir žydai gali ginčytis, kol saulė neužges, ar Ješua išpildė pranašystės apie pažadėtą Mesiją. Tačiau faktas yra tas, kad jis neatėjo pirmą kartą tam, kad būtų paskelbtas Mesiju, arba kad išsipildytų pranašystę apie sėdintį savo tėvo Dovydo soste ir valdantį pasaulį geležine lazda. Tas pats hebrajų pranašas, kuris mums pasakė, kad jis gims Betliejuje, taip pat tuo pačiu įkvėpimu pasakė mums, kad tas, kuris vieną dieną valdys Izraelio tautą, bus sužeistas Izraelį okupuojančios kariuomenės ir kad karalius atsisakys savo valdžios valdyti Izraelį iki ateities,
kai paskutinėmis dienomis bus sugrąžinta daugybė Izraelio likučių į savo tėvynę. Pirmą kartą Ješua atėjo, kad nustatytų karalystės taisyklės, kurias jis vieną dieną valdys. Jis pirmą kartą atėjo kaip pranašas, kurio turime klausyti ir jam paklusti. Tačiau faktas lieka faktu, labai mažai žmonių jo klauso, o dar mažiau paklūsta. Daugelis yra pašaukti, nedaugelis pasirenka tinkamai reaguoti. Šiandien žydams rabinai liepia neskaityti nieko, ką sakė Ješua, kitaip jie neturės jokios dalies ateities pasaulyje. Bet jei jie iš tikrųjų skaitytų Mozę, kuris griežtai smerkė visus, kurie pridės arba atims prie Sinajaus kalno duotų įsakymų ir palygintų Mozės mokymus su Ješua mokymais, jų žmogaus sukurta religinė sistema subyrėtų kaip auksinis veršis. Panašiai, jei krikščionys būtų mokomi, ką Ješua žodžiai reiškia pirmojo amžiaus žydams, jie taip pat galėtų būti išlaisvinti iš 50 000 žmogaus sukurtos religijos skonių, kurios buvo slapta paskelbtos jo vardu. Kaip Ješua pasakė, kai žinosi tiesą, tiesa padarys tave laisvą. Laisvą nuo religijos, laisvą gyventi tiesa. Chronologinių evangelijų įžangoje aš jus pavedžiojau po Galilėją, kur Ješua praleido didžiąją savo tarnystės dalį ir visą savo vaikystę. Ir taip pat po Jeruzalės miestą. Metai, kuriuos gyvenau Jeruzalės senamiestyje ir mano kasdieniai pasivaikščiojimai nuo Ein Rogelio iki Ramos Rochel, žiūrint į Betlėjaus avių gardą, suteikė man istorinį kontekstą, kad suprasčiau Evangelijos įrašus, kurių nepastebėjau per 4 gyvenimo dešimtmečius, kai gyvenau ir studijavau Amerikos teologijos institucijose. Galilėjoje pradėjome ruošti pagrindą suprasti Ješua tarnystę, nuo jo krikšto vandeniu momento, iki kada jis pakrikštijo savo mokinius šventąja dvasia, praėjus 70 savaičių per Šavot, sekminių šventę. Mūsų nuotykis prasidėjo nustatant Ješua protėvų giminę su karaliumi Dovydu per jo vienintelę žemiškąją motiną Mirjam, Josef ben Jakov dukterį, kuri buvo susituokusi su vyru vardu Josef ben Eli, kuris taip pat buvo karaliaus Dovydo palikuonis. Išnarpliojome pasakojimą apie Ješuą ir jo pusbrolio Johanan ben Zachariją, paprastai žinoma kaip Jonas Krikštytojas, gimimą. Mes sekėme Ješuą ir Johanan per jų vaikystės metus, o paskui pasivijome Johanan 26 metų žiemą, kai jis pradėjo savo tarnystę 15 Tiberijaus Cezario valdymo metais. Nuo jo mikvos, jo krikšto, 27 metų vasario mėnesį mes sekėme Ješuą į dykumą, kur jis pasnikavo po to, kai įveikė priešo gundimą ir kai Johanan paskelbė jį Dievo avinėliu, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tas reikšmingas skelbimas įvyko 27 metų pirmojo mėnesio 1 dieną, lygiai 69 septynetai metų arba 483 metai po Artakserkso įsakymo eiti ir atstatyti Jeruzalės miestą, įvykusi 457 metų prieš mūsų erą pirmojo mėnesio 1 dieną, kaip buvo pranešta Ezros knygoje, ir prieš 100 metų angelo išpranašauta pranašui Danieliui. Mes sekėme Ješuą, kai jis pasiėmė savo pirmosius mokinius ir leidosi į vestuves Kanoje, kur jis tyčia sutrišė fariziejų apeiginius akmeninius vandens indus, juose esantį vandenį paversdamas vynu. Kai jis paskelbė savo nuosprendį prieš sugalvotas rabinų taisyklės, jo mokiniai juo patikėjo. Su kiekvienu stebuklu jie matė įnirtingus fariziejų žmogaus sukurtų įsakymų pažeidimus, kurie nepaisė Mozės, ir pridėjo savo išgalvotus įsakymus, bei pašalino visus įsakymus, kurie neatitiko jų išgalvojimo. Kai palikome kasdienę Ješuo veiklą, jis buvo pakeliui į Jeruzalę 27 metų Pesacho proga, kur pirmą kartą savo tarnyboje išsakys Jonos kodeksą.
Ješua sakė, kad bus vienas ir vienintelis jo autentiškumo ženklas. Vienas ženklas, kad Ješua buvo pranašas. Vienas ženklas, kad jis buvo pažadėtasis Mesijas, pranašo Jonos ženklas. Taip kaip Jona buvo 3 dienas ir 3 naktis didžiulė žuvies pilve, taip Ješua pranašavo, kad jis bus 3 dienas ir 3 naktis kape ir prisikels 3 dieną. Tai ženklas, kurį visa religinė sistema praleido 1 amžiuje ir taip pat ženklas, kuris buvo krikščionybės neteisingai suprastas arba visiškai ignoruotas. Dabar mes tyrinėsime 5 Evangeliją, Apreiškimo knygą. Vienintelė knyga, kurią asmeniškai parašė Ješua. Kaip Baruchas buvo pranašo Jeremijo raštininkas, Johanan yra raštininkas ir pasiuntinys, kuris perduos Ješua apreiškimą 7 Mažosios Azijos susirinkimams ir mums šiandien. Sekite mane atgal 1900 metų, iki Patmos salos, kur pranašas, kurį turime išgirsti ir jam paklusti, atsiskleidžia kaip Mesijas, visagalis teisėjas. Tai yra apokalipsės ridinys, Ješua Mesijo atskleidimas. Tai yra tai, ką Jehova tėvas davė Ješua, kad parodytų savo tarnams, kas turi greitai įvykti. Šis Ješua apreiškimas buvo parašytas specialiai ir skirtas tik Ješua tarnams. Tai netipiški apmokami tarnai ar vergai, o dulos tarnai, kaip nurodoma graikiškame tekste. Dulos yra tas, kuris ištarnavo numatytą tarnybos laiką ir kurį šeimininkas išleido su gausiomis gėrybėmis pradėti naują gyvenimą. Toroje numatyta, kad paleistas tarnas gali nori prisiimti visą gyvenimą trunkantį įsipareigojimą šeimininkui. Tarnas, kuris myli savo šeimininką, gali pasiaukoti kaip vergas, dulas. Jei šeimininkas sutinka, ponas ir tarnas eina pas vyresniuosius prie miesto vartų ir viešai prisipažįsta, kad išlaisvintasis trokšta savo ankstesnį šeimininką paversti savo ponu ir šeimininku visam gyvenimui. Šeimininkas perduria tarnui ylą per ausį į vartų stulpą. Jis įveria auksinį žiedą tarnui į ausį ir uždeda ant rankos šeimos ženklą. Šeimininkas prižada, kad laikysis kiekvieno žodžio ir kiekvieno susitarimo, kurį sudaro su savo tarnu. Tarnas prisipažįsta, kad niekada nepažeis šeimininko pasitikėjimo ar principo. Tas tarnas dabar yra dulas, savanoris vergas visam gyvenimui. Apreiškimo ritinys nebuvo parašytas ir negali būti suprastas reto suolo šildytojo, nekalto stebėtojo ar atsitiktinio krikščionio. Tai nesvarbu yra tiems, kurie paprasčiausiai eina į priekį per pamaldas ir pasako, pakartokite po manęs maldą, kad užsitikrintų savo neatšaukiamą amžinojo gyvenimo politiką. Šis ritinys buvo parašytas jums, tarnams, kurie trokšta ir turi žinoti, kas vyksta dabar Izraelio žemėje ir visame pasaulyje. Dalykai, kuriuos Ješua atskleidė Johanan, vyksta dabar. Štai kodėl chronologinėje Evangelijos istorijoje judame 60 metų į priekį. Siera tuoj pataikys į ventiliatorių. Ješua atsiuntė šią žinią ir patvirtino ją per savo pasiuntinį, savo dulos, savo vergą Joną. Mažosios Azijos susirinkimuose nebuvo kito žmogaus, kuris būtų taip gerbiamas kaip Johanan. Jis sumokėjo skausmo ir kančios kainą, kad apgintų Dievo žodžio sąžiningumą ir ištikimai perduotų Ješua liudijimą. Jo ištikimybė tiesai buvo neabejotina. Jo asmeninis sąžiningumas aukščiau priekaištų. Aš, Johanan, kuris palaikau Dievo žodžio sąžiningumą, pritariu šiam Ješua Mesijo liudijimui ir viskam, ką mačiau.
Palaimintas, kuris skaito šį liudijimą. Palaiminti, kurie klauso šios pranašystės žodžių ir jų laikosi. Ir palaiminti tie, kurie saugo, kas čia parašyta. Nes artėja jų išsipildymo laikas. Nikėjos susirinkime Konstantinas atmetė apreiškimo knygą kaip nereikšmingą. 4 amžiuje ji buvo pakeliui į laužo krūvą. Po šimtmečio apreiškimą išgelbėjo tie, kurie skaitė žodžius, palaiminti, kurie saugo, kas čia parašyta. Būtent dėl jų dabar esame palaiminti, galėdami skaityti ir laikyti rankose šį apreiškimą. Jo išsipildymo metas artėja prie mūsų. Nors piktavališki žmonės bandė redaguoti, paneigti ir sugriauti Dievo darbus, Visagalis stebi savo žodį, kad jį apsaugotų ir įvykdytų. Jis laimina tuos, kurie atiduoda savo gyvybės, kad skelbtų jo žodį. Nuo Johanan 7 Mažosios Azijos bendrijoms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo 7 dvasių, esančių prieš jo sostą, ir nuo Ješuo Mesijo, kuris yra ištikimas liudytojas, mirusiųjų pirmagimis, karalius virš visų žemės karalių. Šlovė, garbė ir amžinai išliksianti karalystė bus tam, kuris mus myli ir savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes ir padarė mus karaliais bei kunigais savo tėvui Jehova. Amen. Šis vienas sakinys yra vienas giliausių teiginių visame kanoniniame rašte nuo pradžios 1.1 iki apreiškimo 22.21. Jei Konstantinas būtų įvykdęs savo kelius, galbūt niekada nebūtume sužinoję Jeremijo pranašystės prasmės apie sandoros su Izraelio namais ir Judo namais atnaujinimą ir Toros užrašymą mūsų širdise. Sandoros atnaujinimas padaro mus kunigais ir karaliais. Tai yra kulminacinis Ješuo gyvenimo ir tarnystės pareiškimas. Tam, kuris mus pamilo ir savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes, kuris padarė mus karaliais ir kunigais savo tėvui Jehova, Ješuo, tebūna jiems šlovė ir garbė ir viešpatavimas, kuris tęsis per amžius. Amen. Ant Sinajaus kalno, prieš gaunant nurodymus iš Visagalio, mums buvo pasakyta, kad jei laikysimės visų įsakymų, būsime kunigų ir karalių tauta. Mes būtume vieno tikrojo Dievo atstovai visam pasauliu. Sutikome paklusti visiems mums duotiems įsakymams. Po to, kai nuo liepsnojančio kalno mums buvo duoti įsakymai, mes sudarėme kraujo sandorą su Visagaliu. Mozė paėmė izopo šakeles, pamerkė jas į jaučių kraują ir aptaškė krauju mus, ritinį, ant kurio buvo parašyta sandora, ir aukojimo aukurą. Nors kraujo sandora vakarų pasauliui svetima, ji yra iškilmingiausia abiems. Jei kuri nors iš šalių sulaužys kraujo sandorą, pažeidėjas turi mirti. Kol Mozė buvo kalne ir gavo nurodymus palapinės statybai, mes pastatėme akmeninį aukurą pagonių, karvių ir jaučių dievams, Apiui ir Hatorui, pastatydami šiuos du egiptiečių dievus Visagalio akivaizdoje. Ir tas altorius Sinajaus kalno papėdėje tebestovi ir šiandien. Bet kai Mozė grįžo nuo kalno su akmenyse įrašytais įsakymais ir pamatė auksinį veršį, Visagalis liepė jam atsitraukti, kol jis įvykdys mirties bausmę visai tautai už mūsų akivaizdų kraujo sandoros pažeidimą. Mozė atsisakė pasitraukti. Jis užtarė Izraelio tautą, kad ji nebūtų nušluota nuo žemės paviršiaus. Taigi vietoje jų, nedelsiant sumokėtos mirties bausmės, Visagalis įvedė aukas, kurios būtų nuolatinis priminimas, kad mes sulaužėme kraujo sandorą ir mums gresia mirties bausmė. Metai po metų, amžius po amžiaus,
Tūkstantmetis po tūkstantmečio nešėme jaučių, ožkų, ėriukų ir avinų kraujo auką, kaip nuolatinį priminimą, kad esame skolingi mirties bausmei. Tačiau gyvūnai negali sumokėti mirties bausmės. Ją turi sumokėti pažeidusi šalis. Nėra išeities. Nebent kas nors, kuris niekada nepažeidė sandoros, pasisiūlo mirti vietoj kaltosios šalies. Tada tas asmuo galėtų atnaujinti sandorą, kuri buvo sudaryta su mumis prie Sinajaus kalno. Šlovė ir garbė karalystėje, kuri tęsis per amžius ir amžinai. Tebūna tam, kuris mus pamilo ir savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes ir padarė mus karaliais bei kunigais Jehova, savo tėvui. Mums buvo pasiūlyta būti kunigais ir karaliais prie Sinajaus kalno. Sulaužėme kraujo sandorą ir sulaukėme mirties bausmės. Bet dabar, kai mirties bausmę savo norų sumokėjo Ješua, kuris niekada nesulaužė sandoros, jis gali padaryti mus kunigais ir karaliais, atnaujindamas tą sandorą su mumis. Būtent tai Johanan suformuluoja įžanginėme pareiškime bendrijoms Mažojoje Azijoje. Sandora buvo atnaujinta. Tie patys įsakymai, kurie buvo užrašyti ant pirmųjų akmens plokščių ir antrą kartą buvo surašyti ant akmens plokščių, kurias Mozė vėl nunešė į Dievo kalną. Pirmą kartą įsakymai buvo įrašyti akmenyje. Dabar pristatome savo širdies plokštes. Ir visagalis rašo tuos pačius įsakymus mūsų širdise. Mes norime laikytis tų įsakymų. Mes norime šema. Mes norime klausyti ir paklusti, jei jo dvasia mumise. Pamatysime ateinantį jį debesise. Kiekviena akis jį pamatys ir tie, kurie jį perveria. Visos žemės šeimos verks dėl jo. Taip ir amen. Ješua pareiškė, aš esu alfa ir omega, pirmas ir paskutinis, alef ir taf, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, visagalis. Ješua nebėra kūdikis ėdžiose. Jis įvykdė tėvo valią ir dabar visa galia, valdžia ir viešpatavimas buvo atiduoti į jo rankas. Jis valdys tol, kol sugriaus visas žemiškas karalystės ir visas tautas palenks visatos kūrėjo valdžiai. Tačiau, kaip mums pasakys Johanan, viskas pasidarys labai baisu, kol dūmai neišsisklaidys. Aš, Jonas, jūsų brolis ir bendražygis varge ir ištvėręs sunkumus, dėl Ješua Mesijo karalystės buvau ištremtas į Patmo salą dėl Dievo žodžio ir Ješua Mesijo liudijimo. Dvasia mane paėmė į Jehovą dieną ir išgirdau už nugaros stiprų balsą, kaip stulbinantis trimito sprogimas, kuris man pasakė, aš esu alfa ir omega, alef ir taf, pirmasis ir paskutinis. Tai, ką pamatysi, surašyk į ritinį ir nusiųsk 7 Kehilot, 7 Mažosios Azijos bendrijoms. Į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tiatyrus, į Sardus, į Filadelfiją ir Laodikėją. Ir atsigręžęs pamačiau balsą, kuris kalbėjo su manimi. Aš pamačiau 7 auksinius lempos stovus. Johanan ketina išsamiai parašyti, ką jis mato šioje tautoje. Jam liepiama tai užrašyti ant ritinio ir nusiųsti 7 konkrečioms Mažosios Azijos bendrijoms. Tai, ką jis ruošiasi liudyti, užims kvapą. Jis neturės jėgų atsistoti ant kojų ar gebėjimo kalbėti. Tai, ką Johanan pamatys, pakeis jo gyvenimą. Ir tai pakeis tavo gyvenimą, jei matai tai, ką jis matė. Būtent šioje niūrioje ir apleistoje Patmo saloje Jonas gavo apreiškimą apie Ješuą kaip Mesiją, visagalis teisėjas, kuris valdys žemę su absoliučia galia ir valdžia.
Nors šio pasaulio valdovai rengia sąmokslą prieš Jehovą ir prieš Mesiją, visagalis juos išjuoks, nes jų visuotinio viešpatavimo planai bus sudeginti jų akise. Pakalikų, kurie nusilenkė prie šėtono kojų dėl savo naujosios pasaulio tvarkos dalelės viltys suduš ant olos, nes Ješua sunaikins tuos, kurie bando sunaikinti Izraelį ir panaikinti amžiną Dievo sandorą su savo tauta. Taip, visa žemė nuo Eufrato iki Nilo priklauso Izraelio sūnums. Kiekviena tauta, kuris stos prieš šią sandorą, atsidurs mūšio lauke prieš visagalį. Aš Maiklas Rūt, sakau jums šalom, ramybė. Pasimatysime ant ugnies ir stiklo jūros, kai dūmai išsisklaidys.